Aš jums dabar pademonstruosiu, kaip pasiruošti rožės pumpurų tą žaliąją dalį. Čia vakar maždaug rodžiau, kaip iš atskirų detalių paruošti. Yra visokių variantų. Aš parodysiu vieną tokį, kur iš vieno apskritimą turėtume nusibrėžti, paskui padalyti į 5 dalis. Bet pirmiausia, mes maždaug pasimatuokim pumpuriuką. Reikia nuo viduriuko, tiksliau apačiaus. Maždaug pažiūrėti kokių, apie 4 centimetrai. Pasidarysime tašką, bet aš užsidedu truputį daugiau tą apskritimą. Jau geriau tegul bus daugiau. 5 pasidariau. 10. Ir maždaug čia nereikia tikslaus, aš jau čia maždaug. Ir aš paskui irgi iš rankos pasidalysiu į 5 dalis. Kažkaip maždaug. 5. Ir taip nusipiešiam lapukus. Čia tikslumų nereikia jokių. Aš jį įsikirpsiu. Paskui jį reikės iš odos iškirpti. Dabar atrodo didžiulis. Bet jis nebus. Žinoma, nereikia mums čia tokių, kaip aš plačius padariau. Pasiaurys. Paskui apkirpsiu. Visai nesvarbu. Čia dabar jūs iš tos speckelūnės gal nelabai suprantat, bet kai iškirpsiu, matysit. Ir kaip sakiau, nereikia čia tų tokių tikslumų. Rožės tas žiedlapio, ta visa žalioji dalis, iš kurios išplyšo žiedas, ir būna tokia apdriskusi, netaisyklinga. Ir juo daugiau netaisyklingumo, juo gražiau atrodo ir natūraliau. Paskui jau kai iš odos pasidarysim, tai mes jį apkarpysim ir padarysim tokius spygliukus. Lyg ir, pasimatuokim, ar čia labai bus didelis. Dar jisai išsigaubs, nes reiks išgaubti. Truputį, gal ir ilgokį, galima ir pasitrumpinti. Va taip aš irgi iš akies ir matuoju, nes negali tą pačią išmierą kiekvienam žiedlapiui taikyti, odagi ne vienodo storio būna ir tas pumpuras ne vienodo dydžio gaunasi. Va, nėra tikslus ir nereikia tikslaus. Dabar reikėtų iš odos mums išsikirpti. Štai aš galutinai apsikarpiau. Įsipiešiam ant odos. Aš turiu tą žymeklį, kuris nusivalo nuo odos. Man labai jisai patinka, nes nereikia stengtis jau taip tiksliai nukirpti, kad neliktų ant mūsų iškirptų motyvukų detalės tos.
Tai šitą visą reikalą jūs žinot, kaip daryti, įsipiešėt. Aš tiesa ir paskui, kai žaudos įsikirpsiu, vieną šoną atkerpu. Kad man paskui va reikės taip sudėti, kad jis įsigaubtų. Na, čia tas menas, šitas jau nebūtina, čia visą jau iš eilės matyt. Na, va kaip jis iškirptas atrodo. Kaip jau aš rodžiau, kad įkarpėsim truputį kraštukus. Tokius va, lyg spygliukai bus. Pačios kraštukus nereikia į gilį kirpti, bet taip va, pakraščių lapukų. Labai dabar tai nesimato, bet matysis, kai susidreikins oda. O mes irgi sudreikinsim lipalu atskiestu vandeniu. Kaip sakiau, irgi priklauso nuo lipalo tirštumo, bet daugiausia tai geriausias būna variantas 3 dalys vandens, 1 lipalo. Kartais būna lipalas skystas. Jau, tai jūs pačios turit pastebėti, kad jau tiek nereikia skiest. Kartais 1 ant 1 užtenka, aš mačiau, moterys buvo vakar, per daug atskiedė ir jau nėjo suformuot žiedlapių. Galima, aš dabar žinoma iškirpau vieną detalę, bet jeigu jums sudėtinga formuot, galima jis tiesiog įsikarpyti ir po vieną apklijuoti. Po vieną tą lapuką dedi ir klijuoji. Nu, aš bandysiu su visu. Sudėtingiau, žinoma, būna suformuoti, bet reikia bandyti. Nu, kažkaip visur apkarpiau. Lyg tai. Ir va tokie. Kaip būna natūraliai rožyčių. Nežinau, tų požiedžių. Na, dabar belieka mums jį su klijais ir vandeniu sumirkyti. Kadangi pas mane oda čia zomšas, tai aš jos ir nemerkiu. Aš ją tik tai šitaip sutepsiu iš blogosios pusės. Nes paskui zomšas labai, nu, ta kita pusė susigadina, negražiai atrodo. Čia gerai teptuku įtrinu klijus. Šitą odą labai gerai sugeria. Na ir truputį palauksim. Visuomet reikia gerąją pusę nuvalyti, nes paskui lieka balti pėdsakai. Palauksim truputį. Truputį jau apdžiūvo. Na ir padarysim taip, kaip rodžiau, kaip darėm žiedlapis. Sugrėžiam. Sugrėžiam. Kiekvieną tą atskirai. Vieną į vieną pusę sukam, kitą į kitą, taip gražiau atrodys. Ir kai šitaip susuksim, sugrėšim, nu, kokią bent jau 5-10 minučių. Irgi priklauso nuo jūsų odos, jeigu oda storesnė, ilgiau turit palaikyti, kad įvyktų visos reakcijos, kad visi kantukai apdžiūtų. Čia svarbiausia, kad tie kantukai visi apdžiūtų, kur raukšlės tos. Kad išliktų lyg natūralus paskui tas raštas.
dabar be skudurėlių, čia žaidžiu, pirštai nusidažys ir žinoma, sutrūkinėja pirštai labai, bet čia aš kadangi nedaug darau, tai. Na va, truputį palauksime. Jeigu neturit kantrybės ir laiko, fenas yra. Truputį apdžiovinsim. Nereikia, kad visai žūtų, svarbiausia tie patys galiukai. Ir šįsakta. Va. Na, dabar mes juos ištiesinsim, truputį patempiam. Nu ir aš turiu va kokį stebuklingą įrankį. Ir iš blogosios pusės mes jį truputį įgaubiam, įspaudžiam. Galiau biskį per daug žiūvų, bet nieko. Jeigu jums taip atsitiktų, tai visada galima sudrėkinti bent jau tą vietą, į kurią spausite. Jau tie galiukai, tai apdžiūvų, jie tegul taip ir būna, gražu, viskas. Nelabai čia įsigaubė, bet nieko, apklijuosim paskui. Ir be to šitą zamšas irgi nelabai pasiduoda šito mano manipuliacijų. Nieko, padarysim bus gerai. Priversim gražiai atrodyti. Čia nuo tų spaudimų į delną, tai jau delną net skauda. Na, dabar žinoma, jį reikėtų, aš jį taip va atremčiau kažkur ir kad jis man šitaip išdžiūtų visiškai iki galų. Bet kol kas pradžiai aš jums tik tai parodau, kaip maždaug čia viskas gausis. Čia padarysim skylutę, per kurią bus įkišta vielutė. Ant tos vielutės galų arba iš folijos, arba tiesiog mažytuką karoliuką, kad būtų tikai natūraliai, kai rožės. Būna tas toks bumbuliukas, bambukė apačioje. Bet dabar šį kartą jau aš užbaigiu, nes čia dabar užtruks kol išdžios. Vėliau parodysiu viską kitam video, kaip viskas toliau vyks.